Ne, mes jau turime labai praturtinto urano. Mes jį paimsime, bet mums jo nereikia. Mes nenorime jo. Tikriausiai jį sunaikinsime, kai tik gausime, bet neleisime jiems jo turėti. 2026 m. gegužės 21 dieną Trumpas sėdėjo ovaliajame kabinete ir pasakė štai ką. Mes neleisime Iranui turėti to urano. Mes jį paimsime ir tikriausiai viską sunaikinsime vėliau. Tai gali būti tik viena frazė, bet ji turi milžinišką svorį. Vis aiškiau, kad Ormūzo sąsiaurio uždarimas buvo didžiausia Irano istorijos klaida. Per mažiau nei 3 mėnesius šalis, kuri grasino visam pasauliui, atsidūrė derybų stale. Dabar jis svarsto galimybę atiduoti savo brangiausią turtą – branduolinę programą, kuriai sukurti prireikė 40 metų, reaktorių, centrifugų, prisodrinto urano, kurio pakaktų net 10 bombų. Trumpas neprašo, jis reikalauja, o terminas baigėsi. Tai, kas vyksta būtent šiuo metu ir kas dabar yra pavojuje, yra viena intensyviausių pastarojo meto istorijų. Kodėl? Tai, ko Trumpas reikalauja, nėra menkniekis. Jis prašo, kad Iranas atiduotų savo branduolinės programos šerdį. Tai, ką režimas kūrė dešimtmečius, slėpdamas nuo pasaulio, nepaisydamas sankcijų, nepaisydamas inspekcijų, nepaisydamas Jungtinių valstijų. Ir žinote, ką Iranas atsakė? Garsiai pasakė ne. Ir norėdami suprasti, kodėl tas ne yra toks rimtas, turite suprasti, kas iš tikrųjų yra derinama. Nes šios derybos detalės yra daug konkretesnės, nei dauguma žmonių įsivaizduoja. Jungtinės valstijos nori, kad Iranas išsiųstų visą uraną iš šalies. Pageidautina į pačias Jungtinės valstijas. Iranas atsisakė. Dabar ant stalo esantis pasiūlymas yra kompromisas. Dalis urano bus išsiųsta į trečiąją šalį, dalis bus praskiesta pačiame Irane, esant tarptautiniai priežiūrai. Būtent ši aklavietė sužlugdė Amerikos viceprezidento ir Irano derybas Pakistane praėjusį mėnesį. Tačiau yra ir daugiau. Jungtinės valstijos pareikalavo, kad Iranas visiškai nutrauktų urano sodrinimą 20 metų. Iranas pasiūlė 5 metų laikotarpį. Tarpininkai vis dar bando sumažinti šį atotrūkį. Ir ant stalo taip pat yra pinigų. Jungtinės valstijos netgi svarstė $20 milijardų susitarimą mainais už uraną. Amerikiečių pasiūlymas humanitariniams pirkimams buvo 6 milijardai. Iranas paprašė 27 milijardų. Kitaip tariant, tai nėra paprastos derybos. Tai virvės traukimas su milžiniškais skaičiais, neįmanomais terminais. Ir uranas, kurio tikslios paskirties niekas nežino. Tarptautinė atominės energijos agentūra, kuri yra Jungtinių tautų institucija atsakinga už branduolinių programų stebėjimą visame pasaulyje, apskaičiavo, kad Iranas šiuo metu turi beveik 441 kilogramą labai praturtinto urano. Ir ar žinote, kur tas uranas yra? Viskas rodo, kad jis laikomas požeminiuose tuneliuose Isfahane, Irano centre. Palydovinės kameros užfiksavo sunkvežimius, gabenančius 18 konteinerių, įvažiuojančius į tuos tunelius prieš prasidedant karui. Nuo to laiko niekam nepavyko patikrinti, kas yra viduje. 441 kilogramas gali atrodyti abstrakčiai, bet tai yra pakankamai medžiagos sunaikinti net 10 miestų. Ir šalis, kaip manoma, gali pagaminti medžiagos vienai bombai kiekvieną mėnesį. Tai tarsi režimo gyvybės draudimas. Naujasis Irano aukščiausiasis lyderis, kuris perėmė valdžią po Chamenėjaus mirties konflikto pradžioje, jau sureagavo dekretu. Uranas neiškeliauja iš šalies, jis nebus perduotas niekam. Dvi pusės priešingos pozicijos ir derybos, kurios balansuoja ant peilio ašmenų.
Tačiau kol visi diskutuoja apie uraną, pastarosiomis dienomis tyliai įvyko kai kas, kas pakeitė žaidimo eigą. Praėjusią savaitę Trumpas atšaukė karinius smūgius, kurie buvo suplanuoti antradieniui. Priežastis? Vyksta rimtos dėrybos. Dėrybas tarpininkauja Pakistanas. Šalis, kuri tapo pagrindiniu diplomatiniu kanalu tarp Amerikos vyriausybės ir Irano vyriausybės. Rusija netgi pasiūlė saugoti Irano uraną kaip susitarimo dalį. Tačiau iki šiol niekas nebuvo nuspręsta. Kitą dieną Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos yra paskutiniuose susitarimo su Iranu etapuose. Paskutiniai etapai. Po mėnesių karo, blokadų, po to, kai Iranas bandė viską, kad atsilaikytų, tačiau šį kartą atrodo, kad kažkas pasikeitė. Sąsiauris pradėjo kvėpuoti. Ir uranas tapo vienintelė tikra kliūtimi kelyje į susitarimą su Iranu. Gegužės 20 dieną įvyko kažkas, ko nebuvo matyta nuo konflikto pradžios. Pietų Korėjos supertanklaivis kirto Ormuzo sąsiaurį. Vienas. Koridoriuje, kuris dar prieš kelias savaitės buvo karo zona, kur laivai buvo puolami, užimami, paliekami. 2 kinų supertanklaiviai perplaukė sąsiaurį kartu su juo. Naftos kaina smuko labiausiai per daugiau nei mėnesį, vien dėl šios naujienos. Ir tai svarbu ir jums. Nes dabar, kai naftos kaina krenta užsienyje, tai veikia ir benzino kaina čia. Tačiau sąsiauris vis dar nėra iš tikrųjų atidarytas. Eismas vis dar gerokai mažesnis nei įprasta. Iranas vis dar išlaiko savo kontrolės zoną aktyvę. Jie netgi pradėjo imti rinkliavą iš laivų, kad leistų jiems praplaukti ir reikalavo mokėti bitkoinais. Teisingai. Tačiau urano klausimas vis dar lieka neatsakytas. Dabar žinau, kad daugelis tokiomis akimirkomis klausia, kodėl Iranas tiesiog neatiduoda urano. Atrodo akivaizdu, ar ne? Atsakymas į šį klausimą yra niūresnis nei atrodo. Pagalvok apie tai, jei būtum Iranas, ar atiduotum? Iranas puikiai žino, kas nutinka, jei atiduotų uraną. Be jo režimas praranda vienintelį argumentą, kuris sulaiko nuo galutinės atakos. Su juo bet kuri šalis 2 kartus pagalvos prieš eidama per toli. Ir režimas turi labai aiškę priežastį išlaikyti šią poziciją. Pagalvokite apie Šiaurės Korėją. Kim Čel-unas sukūrė savo bombą. Ir iki šiol niekas jo neliečia. Iranas išmoko šią pamoką. Nes be urano režimas praranda vienintelį skydą, kurį dar turi. Ir žino, kad be jo gali būti kitas, kuris žlugs. Iranui urano atidavimas beveik tas pats, kas pasirašyti savo nuosprendį. Trumpas tai žino ir nesitraukia. Ir šiuo atžvilgiu sunku nesutikti su jo tikslu. Iranas, turėdamas pakankamai urano 10 branduolinių bombų ir būdamas vos per žingsnį nuo ginklams tinkamo lygio, nėra problema, kurią galima lengvai ignoruoti. Tai tikra raudonoji linija. Ir čia mes prieiname prie pagrindinio taško. Tas klausimas, kurį žinau, kad dabar savo užduodate. Kasgi nutik? Na, priešais yra 2 keliai. Pirmuoju atveju Iranas randa išeitį per derybas. Jis perduoda dalį urano. Sutinka su tarptautinė priežiūra. Mainais gauna tam tikrą saugumo garantiją. Sąsiauris visiškai atidaromas. Nafta vėl pradeda tekėti. Ir pasaulis atsikvepia lengviau. Rinkos kyla. O Iranas, netekęs urano, galutinai praranda vienintelį likusį kozirį. Antruoju keliu dėrybos įstringa. Terminas baigėsi. Ir Trumpas nusprendžia, kad nebegali vėl atsitraukti. Atakos atsinaujina. Ir šį kartą be termino, kada atakos liausis. Kas nutiks, mes vis dar tiksliai nežinome. Tikslas aiškus. Tačiau kelias neaiškus.
O Irano atsakymas artimiausiomis dienomis nulems, kas bus toliau. Jūsų nuomonė, ar Iranas nusileis? Ar rizikuos surengti naują ataką? Palikite komentarus. Noriu sužinoti, ką jūs galvojate. Ir jei šis turinys jums padėjo suprasti, kas vyksta, pasidalykite juo su žmogumi, kuriam taip pat reikia tai žinoti. Iki kito karto.